Sveiki, esam Kalifornijoje, fermoje su 1400 karvių. Fermos savininkas Garis ir veisininkystės įmonės savininkas Gario tėvas Maikas. Vidutinė produkcija per laktaciją yra virš 12 000 kg. Karvės yra melžiamos 2,5 karto per dieną. Tai reiškia, jog dalis karvių yra melžiamos 3 kartus, kita dalis 2 kartus. Šiam ūkyje bendras darbuotojų skaičius yra 11 su ūkio vadu. Vienos pamainos metu ūkyje dirba 8 žmonės. Be šitos fermos yra dar 2 objektai, kuriuos valdo vienas ir tas pats vadovas. Iš viso bendras gyvulių skaičius visų 3 ūkių yra apie 3000. Visi tvartai šioje fermoje pastatyti 4 eilių principų. Tai reiškia, jog kiekvienas gyvulys turi vieną vietą, kur atsigulti ir vieną vietą prie šėrimo stalo, kur jisai gali būti užfiksuojamas. Fiksacija reikalinga tam, jog galėtume atlikti visus reprodukcinius darbus prie šėrimo stalo. Tai yra visiškai skirtingas principas, nei yra daroma Lietuvoje, kur visi darbai atliekami prie melžimo aikštelės. Fermoje naudojamas mišinimas ir tam naudojamos 3 pagrindinės veislės. Aš myliu karvas.